Ar apsimoka PL važiuoti? Apsimoka. O, šiandien be pinigų. Tau tai. Iš pažintinio. Labą dieną. Čia visi daiktai APL, čia kiek reikia daiktų įsidėti. Supratau, va čia teisingas požiūris. Bet man atrodo, čia liktai moteriška parduotuvė šitą, ar ne? Dezinformacija. Čia labai patogu, va, yra užviniuota, rankutė va. Opa, ir einam. O, vaikštam, patogiai. Laukiam startą. Kelintas čia tau dainiukai. Nesugrįžčiau liktai 8. 8 kartą suka ir vis nenabodu. Redukui 9. Tai 10 gal nemokamas, Gal nereikės važiuoti čia. bet jis dar to nežino. Jis dar to nežino. Organizatorių vardu, Enduro klubo vardu sveikinam jūs šiandien čia susirinkusius. Aš iš karto užbėgu priekį, labai norėsim pasveikinti jūs ir finišavusius, visus sveikus, visus laimingus ir, kaip sakant, įveikusius tą žygį. Priekį atsistojęs ten. Draugas su nauja maikė. Meluoji jau? Pamatus. Prisimenu. Sako, jeigu tu sėdi, tai aš stoviu. Jo. Arba atvirkščiai. Pirma diena pagrindė miškas, žvyrų daug nebus. Minimaliai asfaltą. Tai va, uodų. Tai degalinė kodų ar mata.
pasiruošę? Reikia tiesą išbarstyti. Mūsų kitoks startas šiandien. Supratau. Truputėlį išsigando, taip? Ne, mes tiesiog pažiūrėjom, kurie kryptim vėjas pučia, žinai, reikia kaip jūrai. Truputėlį pirštus apsisiota, ne? A tu dar galvoji? Pasausainė, varšas. Čia ne aš, čia jinai. Pirmasis sustojimas. Kas atsitiko? Grandinę pasitempt reikėjo. Aha. Atsigerti. Ir kažkam oro dar nuleisti reikėjo. Va tam Suzuki kraują biškį nuleido. Kaip sekasi važiuoti? Gerai. Mėtom, bet važiuojam. Pirmieji kilometrai. Čia vat verslininkas irgi važiuoja PL-ą. Važiuojam. Biškį jau apdulkėję. Pasakyk mamai linkėjimus. Mamai linkėjimai. Kaip sekasi Javo šeimininkiai važiuoti? Gerai. Kaip pirmos dulkės smėlis. Linksmai. O, jau biškį batai purvini. Ai, tu gerutis. Čia gerutė pasirodo, ne gerutis. Nelabai prižiūrit, sėdynė atvirkščiai uždėta, man atrodo. Vyksta remonto procesai, O dar sekantis su Vikingu važiuosi. Jaulė. Čia Tūla, labai graži. O uždėjęs akumą, starterį suka, viskas, tai žinai dar. Jinai suka. Taip, nėra kojelės, netgi paminos nėra. Kad užvesti šitaip su koja nėra, kaip nekeista. Čia 200 kubikų reikia suprasti, taip? Jo. Kelk ranką. Drąsiai, nebijok. Privažiuok prie pat kanto ir pisk azutarį. Čia yra Beždžionių žemusis tiltukas Buivydžių. Per nerį apie 100 metrų kažkur jis tęsiasi. Turbūt po pernai metų padarė. Kelių uždėtų ženklų. Matote, kas įvyko po visų važinėjimų per šitą malonų tiltuką. Buvo uždrausta enduristam važiuoti čia.
Pėsčiomis teks pereiti. Nu va, čia senasis tiltas lygęs, o ten gabaliukas naujo. Kas čia, žemės drebėjimas? Lenkia dar šiknelę pakaipa. Tai tu man paspaudai. Taip tu. Nedarai, ble. Taip nušėrė akmenim galvau tyčia. Kaip žvirkeliai, ar patiko? Maloniai, maloniai. Va, jau atrodo. Jau matas, kad normaliai. važiavau kažkur, jo. Ant paskutinio geriausiai turėtų matyti. Taip. Nu va, apsidulkinę normaliai. Kaip žvirkeliukai. Nieko nebuvo, tipo. Labai gerai. Liko dar, reikia pašviesti, degtuko reikia. Tuščias, čia niekada nebuvo benzino. Saus. Čia gal atominė java kokia nors. Gal čia tiksliai kontrabandinė. Anksčiau kontrabandai veždavo. Supratau, surūdijo bakas nuo nevežimo dabar. Tik tai? Jo. Tai čia motoroleris tikriausiai. 500 motoroleris. Tada 14, mes nepabėgom. 15. Jau Aldona graži pasiruošusi į kalną. Lip, lip, greičiau. Įspūdžiai po finišo. Degtinės po 200 kiekvienam. Ar jau sukaustė? Reikia palaiduoti? Nu ką, nukankino jūs? Gerokai pavargot, ne? Galvojau, bus lengviau. Reiškia riba yra. Reiškia perversinam save. Supratau. Sakei, tik palydėti. Ai, šarnuolis. Ne, čia ne remontas, čia kosmetinis remontas, man atrodo. Čia ne kosmetinis remontas. Kosmetinis. Edikai, čia kosmetinis, pasakyk. Jau ne. Jau čia ne kosmetinis. Ta prasme, špaklio nuvalėt visą? Ne. Ir atkrito viskas? Nežinai, kur dėti, turi likti dalių. Aš viską žinau kur dėti, bet kai kurie asmenys, kurie apsijima daryti motociklus, jie nežino kur tai dėti. Tai, man atrodo, Yamaha jau beveik padarytas motociklas, ką čia daryti dar. Dabar, Dainiau, šį kartą biškį pagilėsiu, nes čia bus, žinau, Pip-pip. čia bus pip-pip. Ką reikia rodyti, čia nežinau. Įtraukimas galvos. Tvirtimas neteisingai surinkta sumontuota ir neteisingai surinkta. Aha. Rezultatas nauja vožtuvų dangtis su visais čindavų. Ir remontas lauko sąlygomis. Čia būna tik tai Lietuvoje taip. Ir APL metu. Čiagi ne naujiena, čia kaip tik seniena, kad redukas perrenka mocą. Klausyk, išjung dabar kamerą. Dabar aš to pasakysiu. Aš to po to pasakysiu. Sakyk, išdėsim pip. Kam nors. Jo.
Jo. Genda nuo to lipduko matyti. Žiauriai. Netraukia, ar kas darosi? 3 kartus jau netraukė šiandien. Nepavargė visai. Kažkokie kaip vyrai nevažiavę, atrodo, balti, švarus. Jo, mes nusiprausėm kas 10 km. 100%. Šiandiena buvo labai tokia lengva, paprasta, nebuvo kas veikti, ne vienas iš komandos narių net nesušilo, net nesuprakaitavom, nieko nebuvo ką daryti. O klausėm kitų, tai sakė, smagu, 7-9 batonai, tai kiti neskaičiavo kiek batonų. Bet buvo gerai. APL. Dantys svarbiausia balti ir viskas, padaugiau reikia. O čia murzin? Kaip šitas sekėsi šiandien? Daug geriau negu galvojau. Daug geriai? Daug. Švaruolį. Kas važiavo, kas nevažiavo. Kažkur matyta. Aiba irgi žmogus apdulkintas, normaliai. Išdulkintas vieta, o ne apdulkintas. Šitas tai ne tik apdulkintas. Aš galvoju, vien metą Viskas lūžo. Aš jau mačiau, kad Žmogus trūksta ir pervažiavo, stiklo. įsivaizduoju. Stiklo trūksta. Ai, dar aš pervažiavau draugą. Ne, pykti turėjai ir kokį biesą, bet... Per kojas. Daug techninių problemų, būtumėm daug greičiau. Aš jau nepakeliu. Padangos labai nelaikė. Bet yra ir pliusus, supranti, nereikia autobusiuko iškraudyti. Greičio indeksą reikės kitą kartą.